Jis gali spręsti ar taip ar taip. Mes nesakom, kad mes ją norim išvaikyti ar ką nors. Jie sustoja ir svarsto mūsų prašymą. Ir jeigu jie nutarė, kad mūsų prašymas nevertas nieko, jie priima sprendimą taip, kaip buvo. Nu tai tegu padaro. Šiandien frakcijos darbo grupė pasikvietė pokalbiui kainų komisijos pirmininką Virgilijų Poderį, nes esam susirūpinę skelbiamom žiniom apie tai, kad labai pastebimai žadamos branginti tiek dujos, tiek brangsta elektra ir gyventojai be abejo labai stipriai tą pajus per savo šeimos biudžetus. Na, aiškinamės priežastis, kodėl taip atsitinka. Iš tikrųjų yra objektyvių priežasčių, tai energetinių išteklių brangimas, bet vis dėlto mums atrodo, kad greta to yra vietų, kur galima rasti sprendimus, nes vis dėlto yra žinių, kad elektros energetikos bendrovės planuoja pakankamai didelius pelnus ir vartotojų sąskaitą nori išspręsti savo visus investicinius planus ir pakankamai aukštus pelnus. Tai mes artimiausių metų pasvarstysim, kokie dar būtų efektyviausi mūsų reagavimai. Kreipsimės matyti ir į kainų komisiją. Žinoma gaila, kad vyriausybė, kuri jau yra nueinanti nuo valdžios, visiškai nesirūpino elektros vartotojų interesais ir leido kiek anksčiau per Leo savo iš esmės kontroliuojamai bendrovė rytų skirstumiesiem tinklams per kreipimas į teismą užblokuoti naujos metodikos tvirtinimą. Ir dabar kainų komisija yra tokioj sudėtingoj būklėj, kai ji negalėjo priimti naujos metodikos, pagal kurią būtų nustačiusi žymiai žemesnės elektros kainų ribas skirstomiesiem ir perdavimo tinklams.